Antrasis pasaulinis karas rytų fronte buvo neįsivaizduojamo žiaurumo scena, kurioje milijonai gyvybių buvo prarasta beviltiškoje kovoje dėl Europos kontrolės. Tarp šios niokojančios padėties sovietų moterys suvaidino lemiamą vaidmenį pasipriešinant nacių veržimuisi. Jos palaikė karo mašiną iš užnugario ir taip pat ėmėsi ginklų kaip snaiperės, pilotės ir fronto kovotojos. Trumpai tariant, jos turėjo milžinišką įtaką šiam karui. Tačiau jų drąsa ir pasiaukojimas kainavo siaubingą kainą. Deja, tos, kurios pateko į vokiečių rankas, susidūrė su žiauriais likimais, kurie simbolizuoja blogiausius neišsakomus karo įvykius nuo pažeminimo iki išnaudojimo. Galiausiai, visa tai verčia mus susimąstyti, kas nutiko toms moterims, kurios, nepaisant savo heroizmo, atsidūrė nelaisvėje, vokiečių armijos paimtos į nelaisvę. Ir ką iš tikrųjų jos padarė toms moterims. Pamirštos kareivės moterys Sovietų armijoje. Nacistiniai Vokietijai užpuolus Sovietų sąjungą 1941 metų birželį Raudonoji armija susidūrė su negailestingu priešu, siekusiu sunaikinti visą jos politinę sistemą ir žiauriausią jos gyventojus. Atsakydama į tai, Sovietų sąjunga pakvietė visus savo piliečius ginti tėvynę, įskaitant moteris, kurios masiškai atsiliepė, taip tapdamos gyvybiškai svarbės sovietų karinės mašinos dalimi. Moterų dalyvavimas sovietų ginkluotosiuose pajėgose buvo beprecedentis moderniojoje istorijoje. Karo metu į Raudonąją armiją įstojo daugiau nei 800 000 moterų, sudarančių maždaug 5% viso karinio personalo. Šios moterys ėmėsi vaidmenų, kurie tradiciškai ir tuo metu buvo įprastai rezervuoti vyrams, laužydamos stereotipus ir prietarus. Kareivės puikiai pasižymėjo kaip mirtinos snaiperės, drąsios medikės, radio operatorės, pilotės ir pėstininkų kovotojos. Jų indėlis buvo ypač reikšmingas moterų snaiperių daliniuose, kur veikė apie 2484 sovietų snaiperės ir aviacijos eskadrilėse, kur jos demonstravo taiklumą ir drąsą, prilygstančią, o netgi sakoma, kad pranokstančią jų kolegas vyrus. Tarp šių didvyrių išsiskiria tokie vardai kaip Liudmila Pavlyčenko, kuri kaip snaiperė sunaikino daugiau nei 300 priešų, ir Marina Raskova, žinoma kaip sovietų Amelija Earhart, įkūrusi moterų naktinių bombonešių pulką, vokiečių pramintą nakties raganomis. Šios drąsios moterys iki pat galo kovojo už savo tėvynę ir taip pat kovojo, kad įrodytų savo gebėjimus ir pralaužtų lyčių barjerus niokojančio karo ir gana konservatyvios eros viduryje. Tačiau pavojai, su kuriais jos susidūrė mūšio lauke, buvo didžiuliai. Be kulkų ir bombų moterys kovotojos žinojo, kad patekti į priešo rankas buvo ne tik karinis pralaimėjimas, bet ir asmeninis pasmerkimas. Skirtingai nei paimti į nelaisvę vyrai, kurie buvo žudomi arba siunčiami į kalinimo stovyklas, moterys susidūrė su smurtu, peržengiančiu fizinį, nukreiptų į jų žmogiškumo sunaikinimą. Su paimtomis į nelaisvę sovietų moterimis buvo elgiamasi, galima sakyti, su ideologiniu panieka ir kraštutinė mizoginija. Kaip gerai žinoma, naciams komunistinė ideologija buvo bjauri, o moterys kovojusios jos ginti buvo laikomos iškrypimu. Ši nužmoginanti perspektyva leido jiems pateisinti prieš jas įvykdytus žiaurumus. Vėliau surinkti liudijimai atskleidžia siaubus, su kuriais jos susidūrė, viešą pažeminimą, psichologinį kankinimą ir sistemingą seksualinį smurtą. Patekimo į nelaisvę istorijos dažnai prasidėdavo nuo taktinės klaidos arba negailestingo apsupimo. Vokiečių kariuomenė, atpažinusi moteris tarp savo belaisvių, nedelsiant atskyrė jas nuo vyrų, pradėdama nužeminimo procesą, kuris prasidėjo jų orumo atėmimu. Sovietų moterims patekimas į nelaisvę reiškė kovą už išlikimą prieš priešą ir taip pat prieš tylųjį priešą, gyvenantį mumyse, mūsų pačių smegenis. Jos kovojo, kad išvengtų savo tapatybės ir žmogiškumo žlugimo. Nepaisant visko, šios moterys visada demonstravo nepaprastą drąsą neįsivaizduojamomis sąlygomis. Nelaisvė ir nužmoginimas – nacių ideologija prieš sovietų moteris karo belaisvės. Nacistinės ideologinės mašinerijos kontekste buvo tikėjimas rasinių pranašumų ir tų, kurie buvo laikomi prastesniais nužmoginimas. Hitlerio režimui sovietų kariai nebuvo laikomi vertais priešais, o veikiau subžmogiais.
Šis panieka buvo dar ekstremalesnis sovietų moterims kovotojoms, kurioms buvo atimta bet kokia pagarbos ar žmogiškumo semblance. Nacių režimas propagavo požiūrį į sovietų moteris kaip moteriškumo išdavikės už dalyvavimą kare ir kaip degeneruotų ideologijų nešiotojas. Šis dvigubas ideologinis ir lyčių pasmerkimas pateisino nacių akyse negailestingą elgesį su jomis. Skirtingai nei vakarų karo belaisviai, tokie kaip britai ar amerikiečiai, kurie sulaukė palyginti geresnio elgesio dėl tarptautinių susitarimų, paimti į nelaisvę sovietų kariai susidūrė su žiauriu likimu. Moterys savo ruožtu patyrė dar negailestingesnius kankinimus, derinant fizinį išnaudojimą su visišku nužmoginimu. Nuo pat paėmimo į nelaisvę momento sovietų moterims belaisvėms buvo atimtos jų teisės, tapatybė ir orumas. Kalinimo stovyklose jos buvo verčiamos nusirengti prieš sargybinius, kurie siekė patvirtinti savo galią per pažeminimą. Viena išgyvenusi identifikuota kaip Anja E. prisiminė, jie žiūrėjo į mus taip, tarsi būtume galvi. Kad ir kiek mes priešinomės ar verkėme, jie juokėsi, nes jiems mes nebuvome žmonės. Liudijimai taip pat kalba apie nelygų elgesį su kitų tautybių moterimis. Nors prancūzų ar lenkų belaisvės, nors ir priverstos dirbti, galėjo gauti korespondenciją ar net siuntinius iš savo šeimų, sovietų moterys buvo sąmoningai izoliuotos ir atskirtos nuo išorinio pasaulio. Ši izoliacija buvo bandymas ištrinti jų tapatybę, tiek asmeninę, tiek nacionalinę, ir sustiprinti nacių naratyvą, kad sovietams nėra vietos pasaulio tvarkoje. Nenuostabu, kad fizinis brutalumas buvo neatsiejama nelaisvės dalis. Tuo metu surinkti pranešimai apibūdina, kaip sovietų moterys belaisvės buvo sistemingai kankinamos, tiek siekiant gauti informacijos, tiek dėl paprastos sargybinių pramogos. Joms buvo atimtas pagrindinis maistas ir sanitarinės sąlygos, dėl ko prasidėjo lygos, kurios retai kada buvo gydomos. Viena belaisvė, žinoma kaip Nina, savo memoaruose pasakojo, buvo dienų, kai mums duodavo supelijusios duonos gabalėlių. Mes juos valgsime, kad nemirtume, bet kiekvienas kąsnis priminė, kad joms mes buvome ne daugiau nei šešėliai. Piktnaudžiavimas taip pat tapo karo ginklų, naudojamų prieš šias moteris. Vėliau tyrėjų surinkti liudijimai atskleidžia šių nusikaltimų mastą, su detalėmis atskleidžiančiomis individualias kančias, taip pat sąmoninga psichologinio naikinimo strategija. Naciams ši smurto forma ne tik tarnavo moterų pavergimui, bet ir siuntė dominavimo žinutę priešui. Tarp šio žiaurumo kai kurios moterys bandė išlaikyti savo orumą mažais, bet reikšmingais būdais. Pasidalymas duonos gabalėlių, sovietinių dainų dainavimas po nosimi ar tiesiog žvilgsnių susitikimas su savo engėjais buvo pasipriešinimo aktai, kurie, nors ir maži, demonstravo nenugalimą dvasią. Nacių režimas sukūrė sistemą, skirtą palaužti sovietų belaisvius tiek fiziškai, tiek emociškai. Tačiau išgyvenusių, tokių kaip Tamara Ivanova, kuri po metų rašė, jie norėjo ištrinti tai, kas mes buvome, bet jie negalėjo atimti mano meilės savo žemei ir savo žmonėms. Liudijimai rodo, kad net pačiomis nežmogiškiausiomis aplinkybėmis daugelis sugebėjo išsaugoti vilties kibirkštį. Šis niūrus istorijos skyrius atskleidžia nacių režimo brutalumą, bet taip pat moko mus apie didžiulę tų moterų stiprybę, kurios, nepaisant susidūrimo su neįsivaizduojamu, priešinosi giliai savyje. Tačiau tai nebuvo vienintelis dalykas, su kuriuo susidūrė sovietų moterys, patekusios į Vokietijos armijos rankas. Siaubas iš vidaus, smurtas dėl lyties ir seksualinis smurtas Trečiajame reiche. Seksualinis smurtas buvo naudojamas kaip karo ginklas sovietų moterims, belaisvėms pavergti, pažeminti ir nužmoginti. Ši praktika, nors ir nebuvo formalizuota dokumentuose, buvo netiesiogiai skatinama Vokietijos pajėgose. Paimtos į nelaisvę sovietų moterys susidūrė su beprecedenčiu žiaurumu, kai jų kūnai tapo ideologinio dominavimo ir galios primetimo mūšio laukais. Manoma, kad seksualinis smurtas, naudotas Antrojo pasaulinio karo metu, nebuvo tik nekontroliuojamų kareivių individualus veiksmas. Tai buvo dalis strategijos skirtos palaužti priešo moralę ir sunaikinti tų, kurie kovojo už Sovietų sąjungą dvasią. Istorikai, tokie kaip Antony Beavor, dokumentavo, kaip nacių kariai sovietų moteris laikė dvigubo keršto taikinys. Už tai, kad jos buvo komunistės ir už tai, kad išdrįso mesti iššūkį tradiciniams lyčių vaidmenims, dalyvaudamos kaip kovotojos. Nuo pat paėmimo į nelaisvę momento daugelis sovietų moterų buvo seksualiai išnaudojamos. Nelaisvės sąlygos
tik skatino šiuos piknaudžiavimus, jos juos normalizavo. 1943 m. Raudonojo kryžiaus ataskaita apibūdina, sovietų moterys belaisvės dažnai buvo atrenkamos tardymui, eufemizmu, apimančiu fizinį ir seksualinį išnaudojimą, po kurio jos tapdavo net pažįstamos tiek kūnu, tiek dvasia. Marina Petrovna, paimta į nelaisvę 1942 metais, po daugelio metų pasakojo, jie užrakino mus kambaryje. Pareigūnas pasakė, kad privers mus kalbėti. Bet jie neieškojo informacijos. Jie siekė mus sunaikinti. Jos žodžiai atspindi daugelio moterų belaisvių realybę. Jos nebuvo laikomos žmogiškosiomis būtybėmis, o tik priemonėmis patenkinti savo pagrobėjų galios troškimą. Koncentracijos ir nelaisvės stovyklose seksualinis smurtas buvo platesnės nužmoginimo politikos dalis. Daugeliu atveju moterys belaisvės buvo verčiamos nusirengti noviai prieš karius, kurie jas apžiūrinėjo tarsi objektus. Makabriškas smalsumas užfiksuotas nacių pareigūno Wilhelmo von A. dienoraščiuose mini, kad kai kurios moterys buvo pažymėtos numeriais ant nuogos odos kaip būdas jas ženklinti prieš seksualinį išnaudojimą. Aušvice, Bergen-Belsene ir kitose stovyklose paimtos į nelaisvę moterys dažnai buvo vedamos į specialias kareivinės, tarp kareivių žinomas kaip malonumų kameros. Nors oficialiai jos buvo pateisinamos kaip darbo zonos, žinoma, kad daugelis belaisvių niekada nepaliko šių kareivinių gyvos. Valentinos Grigorjevos paimtos į nelaisvę ir nuvežtos į stovyklą Rytų Prūsijoje. Liudijimas siūlo niūrią šios realybės perspektyvą. Buvo naktų, kai bandėme slėptis, kasti duobės po lovomis ar apsimesti sergančiomis, bet jie visada rasdavo būdą mus iškrapštyti. Joms mes nebuvome moterys, mes buvome šešėliai, kuriuos jie galėjo sutriuškinti, kada panorėję. Kitas simbolinis atvejis yra Olgosei, kuri buvo naudojama kaip darbininkė gamykloje netoli Dachau. Po daugelio metų jį apibūdino, kaip kareiviai kiekvienos pamainos pabaigoje atrinkdavo jauniausias moteris naktinėms pramogoms. Kiekviena diena buvo mirties nuosprendis, prisiminė jį. Naciai žinojo, kokį poveikį tai gali turėti žmogaus psichikai ir šio smurto naudojimas peržengė fizinę žalą. Moterys belaisvės patyrė psichologinį lūžį, dėl kurio jos prarado viltį ir netgi norą išgyventi. Daugelis užsikrėtė lygomis, tokiomis kaip sifilis, kurios ne tik silpnino jų kūnus, bet ir pavertė jas dar didesnio pažeminimo taikiniais. Sovietų gydytojas apklausęs išgyvenusius 1945 metais apibūdino būklę, kurioje grįžo daugelis moterų belaisvių. Jos buvo praradusios plaukus, turėjo neužgijusių lūžių ir rodė sunkaus mitybos trūkumo požymius. Bet labiausiai mane pribloškė tuščias žvilgsnis jų akyse, tarsi jos jau nebebūtų šiame pasaulyje. Nacių primesta izoliacija sustiprino šią kančią. Moterys negalėjo pasitikėti nieko, net savo bendram belaisvėmis, bijodamos būti išduotos. Šis priverstinis ryšio nutraukimas sukūrė vienatvės ir skausmo dirvą. Naujausi tyrimai atskleidė, kad kai kurie nacių pareigūnai naudojo seksualinį išnaudojimą, siekdami surinkti informaciją iš moterų belaisvių. Dokumentuose, išslaptintuose Vokietijos archyvuose 2017 metais rasta įrodymų, kad tam tikros sovietų moterys belaisvės buvo kankinamos seksualiniu smurtu, skirtų jas emociškai palaužti prieš tardymus. Vienas iš labiausiai nerimą keliančių atvejų apėmė moterį, identifikuota tik kaip Tania, kuri buvo paimta į nelaisvę po pasalos. Archyvai atskleidžia, kad jos kankinimai apėmė fizinį ir seksualinį žalojimą, tačiau nepaisant to, ji niekada neatskleidė informacijos apie savo karinį dalinį. Toks pasipriešinimo lygis nustebino net jos pagrobėjus, teigiama Vokietijos vado pasirašytame pranešime, kuriame aprašoma jos užsispyrusi tyla. Nepaisant visų šių nusikaltimų masto, labai mažai kaltininkų buvo patraukta atsakomybė. Niurnbergo teismo procesuose seksualinis smurtas nebuvo nagrinėjamas kaip specifinis nusikaltimas, paliekant daugelį išgyvenusių be balso ir be žalos atlyginimo. Šis istorinis praleidimas buvo kritikuojamas šiuolaikinių istorikų ir aktyvistų, kurie teigia, kad šių nusikaltimų pripažinimas yra labai svarbus siekiant pagerbti aukų atminimą. Irinos Zaicevos, vienos iš nedaugelio moterų liudijusių sovietų teisme 1947 metais, žodžiai atspindi šią neteisybę. Jie mus naudojo, jie mus sunaikino, o tada pamiršo. Kas dabar kalbės už mus?
Nors daugelis kareivių kentėjo tylėdami, kiti rado būdų išgyventi ir atkurti savo gyvenimą. Jų liudijimai yra būdas parodyti žmogaus gebėjimą priešintis barbariškumui. Neįtikėtina prisiminti, kaip šis seksualinis smurtas nepajėgė sunaikinti šių moterų esmės, kurių atminimas išlieka kaip pasipriešinimo absoliučiam nužmoginimui simbolis. Priverstinis darbas Reicho teritorijoje – vergovė. Nacių priverstinio darbo sistema buvo viena iš pagrindinių priemonių, palaikančių jų karo pastangas. Kai vokiečių vyrai buvo siunčiami į frontą, Reichui reikėjo pakeisti darbo jėgą gamyklose, ūkiuose ir kitose gyvybiškai svarbiose pramonės šakose. Šiame kontekste paimtos į nelaisvę sovietų moterys tapo ištekliais, kurie buvo negailestingai išnaudojami. Pervežtos tūkstančius mylių nuo savo namų, šios moterys atsidūrė įstrigusios kraštutinio darbo, bado ir nežmoniškų gyvenimo sąlygų cikle. Verta paminėti, kad nors daugelio minėtų moterų belaisvių likimas apėmė seksualinį smurtą, tos, kurios buvo skirtos priverstiniam darbui, susidūrė su kitu siaubu. Nors jų kūnai nebuvo naudojami kaip tiesioginio pažeminimo ginklai, fizinis išsekimas ir išnaudojimas paliko joms neišdildomą žymę. Nuo pirmųjų vokiečių invazijos į Sovietų sąjungą mėnesių, nacių pajėgos paėmė tūkstančius moterų, kurios buvo pavadintos būtinomis darbuotojomis Reicho pastangoms. Šios belaisvės buvo gabenamos krovininiais traukiniais tokiomis sąlygomis, kurios vos užtikrino jų išgyvenimą. Vokietijos ataskaita iš 1942 metų detaliai aprašo, kaip belaisviai buvo verčiami keliauti savaitės be prieigos prie tinkamo maisto ar vandens, ištveriant karčią žiemos šaltį. Pasiekusios savo paskirties vietą, moterys buvo paskirstytos ginklų gamyklose, žemės ūkio plantacijose ir pramonės dirbtuvėse. Daugeliu atveju šios įmonės buvo tiesiogiai susijusios su karo pastangomis. Ryškus pavyzdys yra Messerschmitt gamykla Augsburge, kurioje buvo surenkami naikintuvai. Ten šimtai sovietų belaisvių dirbo iki 16 valandų per dieną, nuolat prižiūrimos ginkluotų sargybinių. Tatjana M. belaisvė išgyvenusi darbą amunicijos gamykloje, apibūdino savo patirtį, mus keldavo prieš aušrą ir vesdavo dirbti eilėmis tarsi gyvūnus. Mašinų triukšmas buvo kurtinantis ir mes svirduliavome nuo išsekimo. Bet žinojome, kad jei nukrisime, būsime ištemptos ir daugiau niekada nepamatysime savo draugių. Gyvenimas darbo stovyklose buvo nuolatinis išgyvenimo iššūkis. Moterys buvo apgyvendintos perpildytose barakuose, pastatytuose iš nestabilios medienos ir be tinkamo šildymo. Žiemą temperatūra nukrisdavo žemiau -20 laipsnių Celsijaus ir daugelis belaisvių miegojo susiglaudusios, kad pasidalintų tuo nedideliu kūno šilumą, kurie turėjo. Maisto buvo mažai ir prastos kokybės. Tipinė racija susidėjo iš gabalėlio kietos duonos ir vandeningos bulvių lupenų sriubos. Ši dieta, kartu su ilgomis darbo valandomis, greitai silpnino belaisves. Galinose, kuri dirbo ūkyje Bavarijoje, liudijimas iliustruoja šias sąlygas. Mums davė taip mažai maisto, kad kartais bandydavome vogti burokėlių lupenas ar bet ką valgomo, ką rasdavome ant žemės. Bet jei mus atrastų, sargybiniai mus muštų arba paliktų be raciono dienoms. Lygos buvo dažnos, o medicininė priežiūra praktiškai neegzistavo. Pneumonija, tuberkuliozė ir infekcijos greitai plito barakuose, kur buvo akivaizdžiai prasta higiena. Išgyvenusiųjų pasakojimai mini, kad daugelis moterų dėl savo silpnumo negalėjo toliau dirbti ir buvo perkeltos į kitas įstaigas, iš kurių nedaugelis grįžo. Sovietų moterų belaisvių darbas ne tik palaikė Vokietijos karo ekonomiką, bet ir tiesiogiai prisidėjo prie karinės gamybos. Ginklų gamyklose moterys buvo verčiamos surinkti kulkas, lėktuvus ir tankus, gaminius, kurie vėliau būtų naudojami prieš jų pačių žmonės. Ironiška, kai kurios moterys belaisvės bandė sabotuoti karo pastangas iš vidaus. Yra dokumentuotų atvejų, kai moterys sąmoningai darydavo defektus amunicijai arba lėtino kritinių dalių surinkimą. Viena belaisvė, identifikuota kaip Lena 5, po daugelio metų pasakojo: žinojome, kad mūsų rankos konstruoja mūsų žmonių mirtį. Todėl kartais mes neteisingai sulenkdavome dalį arba nepakankamai priverždavome varžtą. Tai buvo pavojinga, bet tai buvo mūsų būdas priešintis. Įdomu tai, kad kai kurioms belaisvėms pavyko bendrauti su vokiečių darbuotojais nesusijusiais su nacių režimu.
Retomis progomis šie darbuotojai padėjo joms paslėpti defektinės dalys ar net pasidalino nedideliais maisto kiekiais. Šie žmogiškumo gestai, nors ir reti, buvo palengvėjimas beviltiškumo viduryje. Nors priverstinis darbas buvo niokojantis likimas, daugelis moterų jautėsi išvengusios dar didesnių kančių. Fizinis išnaudojimas, nors ir brutalus, suteikė joms bent jau galimybę išgyventi, priešingai nei tos, kurios susidūrė su nuolatiniu seksualiniu smurtu. 1943 m. Raudonosios armijos dokumentas, paremtas interviu su išlaisvintomis belaisvėmis, pažymėjo, moterys paskirtos į gamyklas ar ūkius turėjo didesnę tikimybę grįžti gyvos. Nors jų gyvenimas buvo apgailėtinas, jos nebuvo veikiamos tokio paties lygio psichologinio kankinimo, kaip tos, kurios buvo siunčiamos į specialias kareivines. Tačiau emocinė našta, dirbant priešui, buvo milžiniška. Moterys belaisvės jautė, kad jos išduoda savo tėvynę, nors ir darė tai priverstinai. Ši dvilypystė sukūrė psichologinės žaizdas, kurias daugelis nešiojo visą likusį gyvenimą. Naujausi tyrimai atskleidė naujų duomenų apie Vokietijos įmonių ir priverstinio darbo sistemos ryšius. Išslaptinti dokumentai atskleidžia, kad tokios įmonės kaip Siemens, Bayer ir Volkswagen labai pelnėsi iš vergiško darbo, įskaitant sovietų moterų darbą. 1944 m. Siemens dokumentas mini, kaip moterys belaisvės dirbo optimaliomis sąlygomis, siekiant maksimaliai padidinti gamybą, nors vėlesni liudijimai prieštarauja šiems teiginiams, aprašydami begalinės valandas ir nuolatinį piktnaudžiavimą. Ūkyje netoli Berlyno buvo atrasti įrašai, dokumentuojantys sovietų moterų naudojimą žemės ūkio darbininkėmis. Šiuose dokumentuose buvo užrašų apie darbo efektyvumą, detaliai apibūdinančių, kiek arų belaisvės galėjo apdirbti, kol sukniumdavo nuo išsekimo. Šie skaičiai buvo naudojami skiriant bausmes arba mažinant racionus, jei nebuvo pasiekti tikslai. Galime pasakyti, kad priverstinio darbo sistema paliko neišdildomą pėdsaką istorijoje ir išgyvenusių sovietų moterų gyvenimuose. Nors kai kurios sugebėjo grįžti namo, dauguma susidūrė su sunkumais reintegruojantis į visuomenę. Daugelį slėgė lėtinės sveikatos problemos ir trauma dėl darbo priešui. Vokietijos karo pastangos buvo pastatytos ant šių moterų pečių, kurių istorija išlieka įspėjimu, kiek toli gali nueiti nužmoginimas karo metu. Pasipriešinimas pragare, drąsos ir maišto istorijos. Pačiomis nežmogiškiausiomis įsivaizduojamomis sąlygomis sovietų moterys, kalintos nacių režimo, rado būdų, kaip pasipriešinti, ne tik išgyventi, bet ir nepaklusti savo engėjams. Nepaisant nuolatinio pavojaus, šios moterys demonstravo nepaprastą drąsą, kurdamos pogrindinius tinklus, planuodamos pabėgimus ir sabotuodamos nacių pastangas. Jų pasipriešinimas tiek aktyvus, tiek pasyvus yra žmogaus stiprybės įrodymas absoliučios priespaudos akivaizdoje. Viena iš labiausiai paplitusių aktyvaus pasipriešinimo formų buvo sabotažas darbo stovyklose ir gamyklose. Rizikuodamos savo gyvybėmis, daugelis belaisvių tyčia gadino įrangą, keitė pagamintus gaminius arba lėtino gamybos procesus. Vienas simbolinis atvejis įvyko amunicijos gamykloje netoli Hamburgo, kur grupė sovietų moterų belaisvių į surinktas kulkas įdėjo defektų. Tarp jų buvo Larisa, kuri po daugelio metų pasakojo: žinojome, kad kiekviena prastai pagaminta kulka gali išgelbėti kažkieno gyvybę fronte. Tai buvo mūsų būdas tęsti kovą. Kitas pasipriešinimo pavyzdys įvyko ūkyje, Reino krašte, kur moterys belaisvės sabotavo pasėlius, sodindamos sėklas netinkamai arba palikdamos jas atvirą šalčiui. Nors sargybiniai pastebėjo rezultatus, jie dažnai nesugebėdavo nustatyti atsakingųjų dėl darbuotojų solidarumo. Nepaisant izoliacijos, kurią naciai siekė įtvirtinti, sovietų moterys belaisvės sukūrė slaptus tinklus, kad palaikytų vieną kitą ir išsaugotų savo žmogiškumą. Šie tinklai organizavo mažus pasipriešinimo aktus, dalijosi maistu, drabužiais ar vaistais ir palaikė gyvą viltį per slaptą bendravimą. Ravensbriuko stovykloje, skirtoje išskirtinai moterims, grupiai sovietų moterų belaisvių pavyko sukurti kontrabandos sistemą, apimančią laiškus ir mažus paketus. Anastasija A., viena iš išgyvenusių, prisiminė, kaip paprastas žinutės gavimas galėjo atnaujinti viltį. Gavau raštelį, kuriame buvo parašyta: mes vis dar stiprios. Jis neturėjo parašo, bet žinojau, kad nesu viena. Šios žinutės buvo galingesnės už bet kokį ginklą.
Kai kuriuose stovyklose, pogrindiniuose tinkluose taip pat dalyvavo kitų tautybių darbuotojai. Bergen-Belsene buvo nustatyta, kad sovietų ir lenkų moterys dirbo kartu, kad keistųsi informacija ir sabotuotų maisto tiekimą skirtą sargybiniams. Toks bendradarbiavimas, nors ir retas, parodė, kad solidarumas gali įveikti nacių režimo primestus padalymus. Tačiau, nors pabėgti iš nacių stovyklų buvo itin sunku, buvo belaisvių, kurioms pavyko suplanuoti ir įvykdyti drąsius pabėgimus. Viena iš labiausiai įsimintinų istorijų yra Natalijos Sej, kuri kartu su 2 kitomis belaisvėmis iškasė tunelį iš kareivinių lauke netoli Varšuvos. Tunelis buvo siauras ir tamsus. Kasėme pakaitomis per naktį, naudodamos šaukštus, kuriuos buvome paslėpusios. Tai užtruko savaitės, bet galiausiai mums pavyko, Natalija pasakojo interviu 1950 metais. 3 moterys sugebėjo išvengti sargybinių ir pasiekti netoliese esantį kaimą, kur Lenkijos valstiečiai suteikė joms prieglobstį, o vėliau padėjo joms prisijungti prie vietinio pasipriešinimo. Kitame dokumentuotame atvejyje 1944 metais grupė moterų belaisvių transporto traukinyje į Vokietiją sugebėjo išsilaisvinti iš savo grandinių, naudodamos improvizuotus įrankius ir iššoko iš judančio traukinio. Nors daugelis buvo vėl sugautos arba nužudytos, kai kurioms pavyko pabėgti ir prisijungti prie sovietų partizanų. Dabar naujausi tyrimai atskleidė mažai žinomą pasipriešinimo atvejį Bavarijos stovykloje, kur sovietų moterys belaisvės surengė tylų streiką. Dienomis jos apsimetė per daug sergančiomis ar silpnomis, kad galėtų dirbti, sutrikdydamos karinių atsarginių dalių gamyklos produkciją. Įrašai rodo, kad nacių prižiūrėtojai, baimindamiesi prarasti visą darbo jėgą, galiausiai šiek tiek pagerino maisto racionus, kad išvengtų tolesnių ligų. Kitas smalsumas atskleistas išslaptintuose dokumentuose yra dainų ir poezijos naudojimas kaip pasipriešinimo formų. Vienoje stovykloje netoli Leipcigo moterys naktimis rengdavo slaptas sesijas, kuriuose dainuodavo sovietinės liaudies dainas arba deklamuodavo poeziją, parašytą ant rastų popieriaus skiautelių. Šie veiksmai, nors ir nedideli, padėjo išlaikyti gyvą jų kultūrinę tapatybę ir mesti iššūkį nacių primestam nužmoginimui. Belaisvių pasipriešinimas ne tik apsunkino nacių operacijas, bet ir priminė, kad net ir pačiomis nepalankiausiomis sąlygomis buvo įmanoma kovoti už orumą ir žmogiškumą. Nors daugelis šių moterų brangiai sumokėjo už savo drąsą, jų veiksmai įkvėpė kitus ir paliko drąsos palikimą, kuris išlieka iki šių dienų. Olgose, išgyvenusios, kuri padėjo sabotuoti ginklų gamyklą, žodžiai apibendrina šią dvasią. Mes negalėjome pasirinkti, kur esame ar kas mums daroma, bet galėjome pasirinkti, kaip atsakome. Ir mūsų atsakymas buvo niekada nepasiduoti. Pragaro pabaiga ar pragaro pradžia. Išlaisvinimas ir grįžimo stigma. Sovietų belaisvių išlaisvinimas pažymėjo tamsaus skyriaus pabaigą, bet ne jų kančių pabaigą. Kai sąjungininkų ir sovietų pajėgos veržėsi į okupuotą teritoriją, buvo atrastos koncentracijos ir priverstinio darbo stovyklos atskleidusios ten įvykdytus žiaurumus. Tačiau daugeliu išlaisvintų moterų viltys grįžti namo greitai virto nauja kova. Atstumimu, nepasitikėjimu ir sunkumais reintegruojantis į visuomenę. Kai sąjungininkų ir sovietų kariai išlaisvino stovyklas, sovietų belaisvės buvo apgailėtinomis sąlygomis. Išsekusios, sergančios ir giliai traumuotos, daugelis vos galėjo vaikščioti. Ankstyvosiose sąjungininkų karo gydytojų ataskaitose išgyvenusios apibūdinamos kaip žmogaus šešėliai, silpnos ir bejėgės. Vienas toks atvejis buvo Julijos Sej, išlaisvintos 1945 metais amerikiečių karių Vokietijoje. Kai jie atvyko, jie žiūrėjo į mūsų siaubų. Jie davė mums antklodės, bet mes nežinojome, ar turėtume prie jų artintis. Per tuos metus buvome išmokusios bijoti kareivių, nesvarbu, iš kur jie atvyko. Kai kurioms nelaisvės pabaiga buvo gyjimo proceso pradžia, bet kitoms išlaisvinimas atnešė neapibrėžtumo ir baimės jausmą. Belaisvių grįžimą lydėjo nepasitikėjimas Stalino režimu. Sovietų ideologija į tuos, kurie buvo paimti į nelaisvę, žiūrėjo su įtarimu, laikydama juos potencialiai užkrėstis priešo įtaką. Šios moterys, kurios ištvėrė ilgus metus piktnaudžiavimo ir pažeminimo, buvo sutiktos kaip įtariamosios, o ne didvyrės. Dekretas išleistas 1943 metais sovietų režimo
teigė, kad visi paimti į nelaisvę turėtų būti tyriami dėl galimų išdavystės aktų. Daugelis išlaisvintų moterų buvo išsamei apklaustose AVD, liaudies vidaus reikalų komisariato ir tada siunčiamos į filtravimo stovyklas. Kai kurios netgi buvo nuteistos sunkiam darbui gulaguose dėl nepagrįstų kaltinimų bendradarbiavimų su priešu. Elena Penki, belaisvė, paleista 1944 metais, po daugelio metų pasakojo, kai grįžau, nebuvo jokių švenčių. Vietoje apkabinimų man buvo užduodami klausimai. Su manimi buvo elgiamasi taip, tarsi būčiau išdavusi savo šalį. Tai buvo tarsi patekimas į naują nelaisvę. Moterys, kurioms pavyko išvengti gulagų, susidūrė su didžiuliais iššūkiais atkurdamos savo gyvenimą. Daugelis grįžo į bendruomenės, kurios jie žiūrėjo panieką arba kaltino jas už išgyvenimą. Visuomenėje giliai paženklintoje karo mintis, kad kam nors pavyko ištrūkti iš nacių stovyklų gyvam, buvo sutikta su įtarimu, kurį kurstė oficiali propaganda, vaizdavusi belaisvius kaip potencialius išdavikus. Stigma paveikė ne tik pačias moteris, bet ir jų šeimas. Kai kurie giminaičiai pasirinko jų nepriimti, baimindamiesi politinių pasekmių. Kelios moterys pakeitė savo vardus arba persikėlė į kitus regionus, kad pabandytų pradėti iš naujo, toli nuo tų, kurie jas pažinojo. Marina Air, grįžusi į Leningradą 1945 metais, pasakojo, kaip jo šeima ją atstumė. Mano motina man pasakė, tu mums gėda. Mes nežinome, ką padarė, kad išgyventų. Niekada nemaniau, kad mano namai bus vieta, kur man taip pat teks kovoti už savo orumą. Nors dauguma istorijų paženklintos skausmu, buvo atvejų, kai moterys rado bendruomenės, pasirengusias joms padėti. Kai kuriuose kaimo vietovėse išgyvenusios prisijungė prie žemės ūkio kooperatyvų, kur galėjo dirbti nesusidurdamos su tiek daug klausimų apie savo praeitį. Taip pat buvo veteranų organizacijų, kurios bandė teikti emocinę ir materialinę paramą išlaisvintoms belaisvėms, nors šios iniciatyvos buvo ribotos ir dažnai kontroliuojamos valstybės. Viena žymi istorija yra Natalijos A., kuriai pavyko reintegruotis kaip mokytojai kaimo mokykloje, paslėpus savo laiką nelaisvėje. Dešimtmečius ji niekada neminėjo savo patirties, kol galiausiai pasidalino savo istoriją su savo mokiniais 1980 metais. Papasakojau jiems, nes nenorėjau, kad jie pamirštų, kas nutiko. Bet taip pat todėl, kad norėjau, kad jie žinotų, jog išgyvenimas nėra išdavystė, o pergalė. Paskutiniais metais išslaptinti dokumentai atskleidė, kad kai kurios išlaisvintos belaisvės rado kūrybinių būdų paslėpti savo praeitį. Žinoma, kad kelios suklastojo dokumentus padedant buvusiems partizanams, o kitos išsigalvojo istorijas, kaip jos pabėgo nuo priešo prieš patekdamas į nelaisvę. Šios strategijos leido joms išvengti valstybinių tyrimų ir lengviau reintegruotis. Vienas ypač įdomus radinys yra dienoraštis, rastas apleistose kareivinėse netoli Minsko, kuris priklausė belaisvei, identifikuotai tik kaip T. Jo puslapiuose jį užrašė, kaip planavo įtikinti sovietų valdžią, kad po paėmimo į nelaisvę dirbo šnipė, melu, kuris tikriausiai išgelbėjo jos gyvybę. Išlaisvintos sovietų belaisvės visą likusį gyvenimą nešė savo patirties naštą. Daugelis gyveno tyloje, bijodamos socialinių ir politinių pasekmių, jei papasakotų savo istoriją. Tik dešimtmečiais vėliau, po ER žlugimo, kai kurios išgyvenusios pradėjo viešai dalintis savo liudijimais. Grįžimas namo turėjo būti triumfo akimirka, bet šioms moterims tai pažymėjo naujos kovos pradžią. Atgauti savo gyvenimą ir orumą visuomenėje, kuri labiau norėjo pamiršti jų auką. Kaip pasakė Irina A., išgyvenusi, mes kovojome su nacių stovyklose. Bet kai grįžome, turėjome kovoti su savo pačių žmonėmis, kad įrodytume, jog esame nekaltos. Šis įvykis, nutikęs nesuskaičiuojamai daugybei sovietų moterų, verčia mus susimąstyti, kad galbūt šios moterys išėjo iš vieno pragaro, kad patektų į kitą, į artimųjų ir draugų pažeminimo pragarą. Jau nekalbant apie politinį lygį, kur jos teoriškai buvo laikomos tėvynės išdavikėmis, nors mes žinome, kad jos priverstinai turėjo dirbti su priešu. Nepaaiškinamos neteisybės, nusikaltimai prieš moteris belaisvės pokario teismuose. Antrasis pasaulinis karas be abejonės paliko sunkiai virškinamą siaubo ir kančių palikimą, o Niurnbergo procesai tapo beprecedenčių bandymų atkurti teisingumą dėl nacių režimo įvykdytų žiaurumų.
Tačiau, nepaisant pastangų dokumentuoti ir persekioti karo nusikaltimus, specifiniai nusikaltimai įvykdyti prieš sovietų moteris be laisvės, ypač seksualinis smurtas ir nežmoniškas išnaudojimas, išliko iš esmės nepastebėti. Niurnbergo procesai vykę tarp 1945 ir 1946 metų sutelkė dėmesį į karo nusikaltimus žmoniškumui ir genocidą. Tačiau seksualinis smurtas nebuvo nagrinėjamas kaip atskiras nusikaltimas. Sovietų moterys be laisvės patyrusios piktnaudžiavimą nebuvo kviečiamos liudyti, o jų patirtis tapo nematoma platesniame nacių nusikaltimų naratyve. Niurnbergo posėdžių analizė rodo, kad nors kai kuriuose liudijimuose buvo minimas išprievartavimas ir kiti piktnaudžiavimai, jie nebuvo laikomi pagrindiniais įrodymais. Pasak istorikės Lendi Lohner, seksualinis smurtas prieš moteris be laisvės buvo laikoma šalutinė žala, o ne sistemingų karo veiksmų. Šis praleidimas įtvirtino tylą apie šias aukas. Ravensbriuko stovyklos skirtos tik moterims atvejais buvo vienas iš nedaugelio, kur buvo pateikti su seksualiniu išnaudojimu susiję įrodymai. Tačiau kaltininkams nebuvo pateikti konkretus kaltinimai dėl šių nusikaltimų, o teisingumas aukoms liko nebaigtas. Dešimtmečiais po teismų istorikai pradėjo pildyti spragas paliktas pokario tribunolo. Archyvų atidarimas buvusioje Sovietų Sąjungoje ir Vokietijoje leido tyrėjams pasiekti dokumentus, kurie atskleidė nusikaltimų įvykdytų prieš sovietų moteris be laisvės mastą. 1992 metais Rusijos mokslininkų grupė paskelbė išsamią ataskaitą apie sovietų moterų be laisvių padėtį nacių stovyklose. Šioje ataskaitoje buvo anksčiau nežinomų liudijimų, tokių kaip Zinaidos I, kuri pasakojo, kaip ji ir kitos moterys buvo naudojamos medicininiams eksperimentams Ravensbriuke. Mums suleido medžiagų, kurių nesupratome. Po to mūsų kojos sutino, o kai kurios iš mūsų nebegalėjo vaikščioti. Niekas mums nieko nepaaiškino. Mes buvome tarsi bandymo objektai. Ataskaitoje taip pat buvo pabrėžta, kaip seksualinis smurtas buvo naudojamas kaip dominavimo priemonė, tačiau pabrėžta, kad šios istorijos retai pasiekdavo teismą dėl gėdos ir stigmos, su kuria susidūrė aukos tiek ERE, tiek vakarų Europoje. Sovietų moterų belaisvių vieta Antrojo pasaulinio karo kolektyvinėje atmintyje buvo sudėtinga ir dažnai marginalizuota. Sovietų Sąjungoje oficialus naratyvas sutelkė dėmesį į herojišką Raudonosios armijos pasipriešinimą, o moterų belaisvių kančios buvo laikomos nepatogia tema, kuri netiko prie triumfuojančių šalies įvaizdžio. Dešimtmečius šių moterų istorijos buvo nutylimos oficialiuose pasakojimuose ir memorialuose. Net Vokietijoje, kur holokausto ir nacių karo nusikaltimų atminimas užima centrinę vietą, sovietų moterų belaisvių patirčiai buvo skiriama palyginti mažai dėmesio, palyginti su kitomis aukomis. Pastaraisiais metais kai kurie memorialiniai projektai bandė ištaisyti šį praleidimą. 2005 metais vokiečių istorikų grupė Berlyne atidengė paminklą skirtą moterims karo belaisvėms, įskaitant sovietų moteris. Paminklo užrašas apima Liudmilos E. liudijimo fragmentą. Jie atėmė iš mūsų viską, bet negalėjo atimti mūsų žmogiškumo. Tačiau neseniai Tarptautinio Raudonojo kryžiaus archyvuose aptiktas susirašinėjimas tarp sąjungininkų pareigūnų, kuriame aptariami sunkumai susiję su seksualinio smurto liudijimų nagrinėjimu per teismus. 1946 metais datuotame laiške vienas pareigūnas išreiškė susirūpinimą, kad šie pasakojimai gali nukreipti dėmesį nuo didesnių nusikaltimų. Šis mąstymas atspindėjo to meto suvokimą, kad piktnaudžiavimas moterimis nebuvo teisingumo prioritetas. Kitas įdomus atvejis yra Anos A, kuriai pavyko dokumentuoti savo patirtį dienoraštyje, kol ji buvo įkalinta stovykloje netoli Štutgarto. Šiame dienoraštyje, kurį jos palikuonys atrado 2011 metais, detaliai aprašomi ne tik jos patirti piktnaudžiavimai, bet ir jos bandymai išsaugoti savo orumą. Viename įraše ji rašė, jie mano, kad esame silpnos, bet kiekvieną dieną, kai išgyveno, yra maža pergalė, kurios jie negali iš manęs atimti. Pastaraisiais dešimtmečiais, kai kurios šalys pradėjo pripažinti šių moterų kančias. 1997 metais Rusija pradėjo iniciatyvą dokumentuoti karo išgyvenusių, įskaitant moteris belaisvės liudijimus. Nors šios pastangos atėjo vėlai, jos leido daugeliui moterų pagaliau papasakoti savo istorijas.
Verose liudijimas, užfiksuotas kaip šio projekto dalis, apibendrina daugelio išgyvenusiųjų jausmą. Mūsų išlaisvino, bet pasaulis mus pamiršo. Jie nenorėjo girdėti mūsų istorijos, nes ji buvo nepatogi. Aš tiesiog noriu, kad jie prisimintų, ką mes patyrėme. Sovietų moterų belaisvių, paimtų nacių, istorija išlieka atvira žaizda Antrojo pasaulinio karo atmintyje. Nors kai kurios pastarojo meto pastangos bandė pagerbti jų auką ir kančias, dar daug reikia nuveikti, kad jų istorijos būtų visiškai integruotos į pasaulinį istorinį naratyvą. Tyla, kuri dešimtmečius supo šias moteris, ne tik įtvirtino neteisybę, bet ir atėmė ateities kartoms galimybę suprasti tikrai nacių brutalumo mastą. Sovietų belaisvių, paimtų nacių, istorija yra tamsus šešėlis, dengiantis karo žiaurumus ir žmogiškąją konflikto kainą. Šios moterys, drąsiai kovojusios už savo tėvynę, susidūrė su neįsivaizduojamais siaubais – nužmoginimu, seksualiniu smurtu, priverstiniu darbu ir atstumimu išlaisvinus. Per visą tai jų atsparumas, tiek fizinis, tiek emocinis, tapo žmogaus gebėjimo susidurti su absoliučiais sunkumais įrodymu. Tačiau dešimtmečiais jų kančia buvo nutylėta dėl gėdos, stigmos ir selektyvios istorinės atminties prioritetų. Prieš jas įvykdyti nusikaltimai buvo ignoruojami teisme, o jų istorijos buvo marginalizuotos oficialiame Antrojo pasaulinio karo naratyve. Šiandien, praėjus daugiau nei 80 metų, jų aukos pripažinimas yra ne tik istorinio teisingumo aktas, bet ir žingsnis link visiško karo siaubo supratimo. Jų balsai, nors ir pavėluotai išgirsti, ragina mus nepamiršti. Šių moterų atmintis yra pamoka apie tai, kas nutiko, neišdildomas praeities ženklas, paženklintas labai tamsių, beviltiškų ir liūdnų fonų. Tačiau tai taip pat yra įspėjimas apie tai, kas gali vėl pasikartoti, jei leisime nužmoginimui ir smurtui likti be atsako. Mums visiems lieka susivienyti ir pagerbti jų drąsą ir kančią, prisimenant jas kaip pasipriešinimo simbolį viename tamsiausių žmonijos istorijos skyrių.